Šiuo metu Vilniuje gyvenančią Dzianą sutinkame Europos humanitarinėme universitete. Mergina čia studijuoti atvyko iš Baltarusijos. Šiuo metu ji 3. kurse, o baigusi studiją svajoja tapti kompiuterinių žaidimų kūrėja. Kompiuteriniai žaidimai mano gyvenimo dalis. 10 metų ar net daugiau žaidžiu. Domėtis pradėjau vaikystėje. Galbūt dėl to pradėjo dominti ir žaidimų kūrimas. Mergina jau turi patirties kuriant žaidimus. Tai buvo jos dizaino studijų dalis. Turiu labai daug idėjų. Esu sukūrusi nemažai eskizų, veikėjų ir vietų. Viską, ką ir sukuria dizaineriai. Nuo šiol tokiems kompiuterinių žaidimų entuziastams bus dar daugiau erdvės augti ir tobulėti. Europos humanitarinėme universitete atsiranda nauja bakalauro studijų programa – žaidimų kūryba. Labai unikali Lietuvoje programa, inovatoriška ir jinai savyje apjungia tiek menus, humanitarinius mokslus, tiek ir IT sektorių. Studentai galės semti žinių iš pasaulinės patirties turinčių profesionalų. Pastarieji dalyvavo rengiant programą studentams ir dėstys ves praktinius užsiėmimus. Jungtinės valstijos, Vokietija, Latvija, Lietuva, Ukraina. Priėjimas prie pačios studijų programos labiau iš praktinės pusės. Mūsų universitete tai yra absoliučiai naujas reiškinys. Žaidimai tai viena sparčiausiai augančių industrijų visame pasaulyje. Ir nors daugumai tai hobis, mes norime parodyti, kad tai gali būti ir profesija. Pagrindinė užduotis ne tik sukurti vizualizaciją, bet išvystyti idėją. Studentai tai ir įgyvendins. Nuo pat studijų pradžios, nuo idėjos, studentas studijų proceso metu dirbs su vienu kažkokiu konkrečiu projektu ir mūsų tikslas, kad dienos gale tai būtų sukurtas žaidimas. Tai baigiamasis darbas nebus, bakalauras, tai tikrąja žodžio prasme, bet žaidimo projektas, kurį vėliau universitetas per mūsų partnerius, socialinius partnerius bandys realizuoti ir būtent tą žaidimą paleisti į gyvenimą. Galbūt studentai sugalvos netgi savo kūrinį parduoti ir pritraukti investicijų. Be to, universitetas į žaidimus kviečia žiūrėti ne vien kaip į pramogos kūrimą, bet kaip į pagalbinę priemonę, pavyzdžiui, padedančią mokytis. Kodėl vaikams, moksleiviams sunku 2 valandas ruošti namų darbus ir pusę informacijos, kurioje mokėsi vėliau, jie nebemoka, bet žaidimą jie gali žaisti visą dieną ir atsimena viską, ką tenai išmoko. Sukurti žaidimą, jeigu tu tikrai tai dievini, nėra sudėtinga. Reikia tik supratimo, kas sudaro visą kūrimą, kas už jo slypi. Ir manau, pirmiausia, pats būti gameriu, prieš pradėdamas kurti kitiems. Šiuo metu jau įvyko programos išorinis vertinimas, sulaukta teigiamų ekspertų išvadų. Programa jau šiais metais bus įgyvendinama, jei ji bus sėkmingai akredituota. Studijos vyks anglų ir rusų kalbomis. Stojantysis iš Lietuvos privalo būti išlaikęs, kaip ir visur kitur, 3 valstybinius egzaminus, o visa kita yra jau, sakykime, motyvaciniai pokalbiai ir kiti dalykai. Programa bus pristatoma ir sausio 22-23 dienomis Litexpo vyksiančioje studijų mugėje.